Sveiki visi, šiandien žaisiu Robloxą, parkūrą. Ir dabar man krauna. Taip. Ir čia yra baldis. Nu, žodžiu, žaisiu parkūrą. Play. Mega fun OB. Okay. Tai va, pradėjau žaisti ką tik. Tai, einam. Aš į video visą tylėsiu ir gali girdėtis mano draugės balsas, nes jinai irgi daro video. Tai va, čia žaidžiu. Aš šitą video niekaip ne... Vai, aš atgal einu. Jo, aš atgal einu, šito aš neperinu, tai va. Čia ant raudono negalima. Tai va. Ant raudono negalima ir negalima nukristi. Va čia, jūs žinot, čia tiesiog, aš jums pasakau, Robloxas yra labai geras žaidimas ir nekreipkite dėmesio į mano skiną. Aš neturėjau kitokį mergitišką skiną, bet to man, nu, buvo čia taip, buvo toks. Gerai, tai va šokinėjom. Fainai, čia žiauriai baisiai. Ai! Netyčia. Na tai va. Čia apeit reikia, man rodos. Jo, čia žiauriai sunku, nes aš net ranką negaliu priliest, nesąžiningas. Kai Edis kūrė nesąžiningą Minecraft, tai čia aš kuriu nesąžiningą Roblox. Apeinu ir šoku. Apeinu, šoku. Ir 70 pasieksiu. Geras, 70 levelis. Tai yra gan didelis levelis. Taip. Opa. Opa. Gerai, man aš reikia žiūrėti, ant kokio negalima lipti. Turbūt ant raudono jo. Jo, ten ant raudono, aš ant bėlio lipau. Ai, Robloxas. Robloxas, man nepatinka to, kad žmogėliukai tokie būna. Aš nežinau, kas čia tokio sunkaus. Šitam levelį. Au. Lauk, čia kažkas čia turi atsitikti. Nu, žodžiu, šok. O, nereikia šok. Au, čia reikia peršokti kažkaip man. Jo, ten gali girdėtis tokie pašaliniai garsai, nes mano mama gamina kepsnį. Jo, tai šokinėjom. Opa, oi, nereikia šokti. 1, 2, 3 šokam. Kaip aš galėjau neperšokti? O, čia yra parkūras. Ir tenais tada tas parkūras. Žodžiu, čia bus parkūro daug. Čia aš buvau sustabdžius. Tai va, čia parkūras ir šiaip labai smagus. Parkūras truputį man nelabai sekasi. Nelabai sekasi man parkūras, parkūrint. Ir kas man nepatinka, kad taip va, būna, man žiūrint nepatinka. Atleiskit, tai galiu sakyti. Kodėl aš neužšoku? Aš šiaip ar taip... O dieve, čia man būgina. Kas čia dabar? Man pabūgino. Tai va, gali girdėtis vėl pašaliniai garsai, gali girdėtis daug kas, galiu aš dažniausiai nekalbėti, nes šiaip yra toks dalykas, kad jūs galite manęs negirdėti, tai aš geriau nekalbėsiu. Nors šiaip Man šitas parkūras nėra labai... Nu tai aš geriau nekalbėsiu, tai dabar nekalbu.
Jeigu nekalbėsiu, tai šiaip mano draugė irgi kūrė, tai man reikia tylėti. Okay, šitas parkūras yra cool. Tai va čia yra rozetė, tiesiog užeik už sofas ten yra. Plius per video. Galėtum palaikyti man koją. Koją. Atleiskit, tuoj sustabdysiu. Tai va, toliau žaidžiu. Nukritau. Pasibūgina truputį. Keistai galiu kalbės. Dideli parkūrai. Sunku. Tiesiog čia sunku. Ir šiaip gal meluoštų, turėsiu ištrinti. Ko? Meluotų, kad turėsiu ištrinti. Jeigu kas žiūrėsite Emilijos Kvedaravičiūtės video, tai spauskit like. Jinai mano draugė. Ir šiaip jos video iš tiesų nėra patys geriausi, kaip pačių youtuberių, bet yra geri. Moku. Nu, tai kaip? Ten į YouTube reikia eiti ir... Ai, jau žinau. Reikėjo už vieną. Gerai, parašau Rusnę Dudonytį ir pamatysiu to. Tai žaidžiu parkūrą. Toliau. Nukritau. Tai žodžiu, aš perinu šitą. Dar toliau ten ant turų ir baigsiu video. Ir pažiūrėsim, kaip YouTube kelsiu šitą video. Ir matote dabar, kad įkėliau video, tai žinokit. Aš tikrai kėliau 7 minutes ir daugiau, kokias 10 daugiau minučių kėliau šitą video. Tai va, pagaliau. Ir dabar, opa, fainai čia. Aš nesitikėjau, kad taip. Čia bus, pereisiu šitą ir baigsiu video. Ir šiaip, jei patiko šitas video, tiesiog laikinkit jį, subscribinkit ir šiaip. Spauskit like, taip toliau. Dar iki to neįsiu, nes šiaip. Taip. Tai va, šeinu čia. Sunku. Gerai. Tai jei patiko šis video, spauskit like, subscribe ir jei nepatiko mano apranga, tiesiog rašykite apačioje. Ir kas įdomiau jums, tai žiūrėkit apačioje, ten bus visi atsakymai. Tai ate.